Kokie yra tavo pagrindiniai vaistai, kuriuos tu pasiėmė į kelionę? Koks dydis to Dabar paketo? Aš turiu 3 vaistinėlės. Viena yra rankiniam bagaže mano kuprinė, kur yra būtiniausi vaistai. Tada yra didelė vaistinėlė identiškų vaistų lagamine. Ir dabar dar su amžiumi, baisiai tai beskambėtų, atsiranda naujų nesklandumų su sveikata ir plečiasi poreikis. Taip, poreikis, nes žinau, kad yra įvairių organų, kurių nežinau, kad turiu. Ir paskauda, ką nors. Pavyzdžiui, aš rūpinuosi ir kolegom. Kiek vaistų turi? Daug labai, žiauriai daug. Labai daug vaistų turiu, tikrai. Aš kartais pagalvoju kai kuriuose šalyse, kad jei pasienietis ten viską analizuotų, tai gal išgazdintų ir sukeltų kažkokį įtarimą, tai mano vaistai, gal darytų cheminę analizę, kas tai per vaistai. Ar buvo kada tikrinę tave dėl vaistų? Ne, nebuvo. Šiaip ne. Manęs vieną kartą, žinok, klausė, visai neseniai, kelių mėnesių laikotarpį rašo bičas, ar pana, sako, klausykit, aš galiu ibuprofeną sklaidintis. Tai yra pats paprasčiausias vaistas, kurio pas mane yra prikimšta. Tai yra pats paprasčiausias, nes su manim keliauja antibiotikai, nežinau, 6 rūšių. Nuo skirtingų poveikių. Labai daug, žinok, su manim keliauja vaistų, kurie... Išgydytum bet ką. Jo, bet aš negeriu taip, kad, antibiotiką, aš gydytoją turiu, žinau, kad ten ekstra situacija, aš skambinu gydytojai, sakau, gydytojai, tokia situacija. Sako, dabar jau tas laikas, kai tu turi traukti tuos vaistus ir pradėti kursą. Taip yra buvę daug kartų. Nes... Tu turi tą tokią baimę sirgti, kad tu tiesiog esi atsakingas žmogus ir dėl darbų labai bijai susirgti. Taip, vienas iš tų dalykų. Kaip dažnai tau nepavyksta išvengti to, tiek keliaujant, nes vis tiek kelionėse, žinai, imunitetas šiek tiek sumažėja, pasmunka dėl tų visų nuovargių ir visko. Kuo labiau, tuo labiau suprantu tą, kad daugybė sveikatos problemų atsiranda būtent nuo dažno keliavimo. Nuo itin dažno keliavimo. Tai atsiranda vis tas ir tas ir tas. Ir, pavyzdžiui, mano kolegai operatoriui, vienam iš 2 atsitinka viską, jisai grįžta, dabar tiesiog buvo nuolatingai žiemos metu, iš kiekvienos kelionės, kai grįžta, jam prasideda angina ar sinusitas pastoviai. Nes keičiasi klimatai. Paprasti dalykai, kurių žmonės gal nesuprastų, mano kirpėja, pavyzdžiui, tą yra supratusi, sako, pas jūs pleiskanos ir vėl. Aš tikrai esu higieniškas žmogus, aš labai stengiuosi būti higieniškas ir pleiskanos man yra apsileidimo kažkoks bruožas, bet ką man daryt? Sako, jūs vakar buvot kem 6, šiandien -10, ir temperatūrų kaina nieko nepadarys, tai tiesiog yra, oda, šokas odai yra nuo temperatūrų kaitos. Čia vienas iš dalykų, kurie man nutiko per šitas keliavimus, tipo pleiskanas, ir 2 kartus jau yra buvę. Tipo, byra, žinai, mes žvengdavom iš darbų mokytojų, čia sniegas, taip. Ir man byra tas sniegas, negaliu suprasti, kad čia man, sakau, tai kažką tai, kremą kažkokį tepti, nesako, tai dabar jau viskas, taip, ten oda lūpasi nuo kaktos, tai čia dzin. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia, arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.